2/4 kirtom čia plyną kirtimą. Čia darėm jaunuolynų ugdymą, kuriam buvo lazdynai. Nieko nesimatė, apart lazdynų, viena kita drebulė. Su giliotina yra iškarpyta visas plotas. Čia yra bendras valdos plotas 10 hektarų. Plyno kirtimo buvo daryta 2,4 lygtais kirtimo. Daugiau ten už nugaros eglynas, o čia darytas jaunuolynų ugdymas. Visam šitam miške pagaminom, jeigu gerai pamenu, virš 1000 erdvinių biokuro iš jaunuolynų ugdymo. Ir plinuose kirtimuose iškirtom apie 800 gal kubinių metrų. Ir biokuro taip pat atskirai, nes čia buvo vieni rangovai, kurie darė jaunuolynų ugdymus, kur kirto plynus kirtimus, buvo kiti rangovai. Ir čia irgi biokuro gal kokius 500 erdvinių prigaminom. O, žiūrėk. Matai? Meškėns. Šituose vietose vaikščiodam džiaugiuosi, kad turiu tokį beaugantį jaunuolyną, drebulės 15 metų, beržas, drebulė, viena kita liepa, ąžuolas už nugaros. Ten drebulės jau yra stambesnės, nu čia, kaip pavyzdys prieisiu. Drebulės yra tokio diametro, kiek čia bus 8-10 cm, o ten čia jau 20 metras. Čia palei planą kirtimus į šitą mišką sekančius sugrįšim daryti po 10 metų. Ten gale pačiam yra eglynas, 60 metų atlikom einamą kirtimą. Po jaunuolynų ugdymo, tai sekantis kirtimas, tai kas bus, tai bus retinimas iki 30 metų, daugiau einamasis kirtimas, arba jeigu bus užaugęs vien tik tais drebulynas, tai mes jį greičiausiai kirsim po 15 metų, galbūt plinai. Jeigu pasieks tokius parametrus, kokie vat yra šiandien dienai, čia jie yra mane visiškai kaip miškininką pilnai tenkinantis. Čia yra apie 20 cm, tom drebulėm yra apie 25-30 metų. Čia toks gojukas jų yra susiformavęs, jis buvo paliktas. Jų tūris yra geras, didelis hektarė bus priaugęs ir ta mediena turėtų būti sveika. Nesupuvus drebulė, kaip visą laiką dažniausiai būna drebulė. Ką mes čia dar turim? Turim klevą, turim topolį, klevų sulos galim pasigaminti pavasarį, turim egliniuką kažkokį šiokį tokį. Bet čia traukimo metu, kai mes darėm darbus, buvo ir šalta, ir lietus lyja, ir pašalimo nebuvo, visko čia buvo. Darėm rudenį kirtom, lapkričio gal mėnesį tikėjomės, kad bus pašalims, bus pašalę. Nu, buvo pašalę, nebuvo pašalę. Bet rezume čia buvo tos ištraukimo kelias ir jisai dabar jau kaip ir užaugęs. Po metų laiko pats dirvožemis susislinkęs, kažkokia augmenija auga. Čia su džipu gal nevažiuosi, bet su traktoriu vaikščiojimui tai netrukdo. Vorelę pavaikščiot gal. Čia pats gražiausias mano jaunuolynas. Čia va tokias va drebulės aš norėčiau matyti visuose savo iškirstuose ir iš jaunuolynų ugdymuose padarytus va tokias va drebulės, tokio diametro, apie 25 metrus, jau jos mane visiškai pilnai tenkint. Tūris čia yra, jeigu hektarė, tai pamatuojant, jeigu visas drebulės vien tik tais hektarė tokias užaugtų, tai čia bus 300 kubų, jeigu taip vientisą plotą įman. Tai čia labai gerai. Niekur neėjom, nieką nedarėm, nieką nesodinom. Pušis auga, drebulė, eglė. Čia savaime viskas natūraliai auga. Sodinti nereikia, čia natūraliai viskas užaugs. Eglutė, ąžuoliukas, eglutė, drebulė, ne, čia liepa. Čia aš nieko nesodinau ir nesodinsiu. Čia šitas miškas pats iš savęs yra gyvas, jis ir augs. Tokie miškai atsikuria patys, natūraliai. Jų sodinti nereikia. Jeigu jie neatsikuria, juos turi atkurti ir pasodinti po 3 metai po kirtimų. Bet čia yra neišsenkantis resursai, jie vis tiek atsinaujinti.